Nu, keistokas maistelis, bet tikrai tiks kūčių vakarienė. Šventės jau čia pat. Ir kaip pagaminti kažką tokio, kur nustebintų ne tik tai svečią, bet ir jūsų šeimai paliktų neišdildomų įspūdžių. Labai lengvi, sveikuoliški užkandukai, kuriems reikės tiesiog bolivinės balandos blynelių ir juos tieksime kartu su raudonosiomis ir juodosiomis ikromis. Tai tiesiog vieną stiklinę bolivinės balandos užmerk su verdančiu vandeniu ir palaikyk apie 15 minučių. Sublenderiuok visą gautą masę, pribrinkusias kruopas iki vienalytės masės ir sudėk visus likusius ingredientus. Tai yra 3 kiaušinius, truputį druskos, ciberžolės ir išmaišyk viską. Tuomet įkaitink keptuvę ir su mažu šaukšteliu dėk į keptuvę bei kep iki šviesiai rudos spalvos. Ir tiekiant ant viršaus uždėk ikrus ir puikiai tiks tavo šventiniam stalui, kur patiekalas be jokio glitimo, be cukraus, be pieno produktų, daug baltymų turintis, daug skaidulų ir kartu be galo gardu. Patiko mano receptas, nebejoju. Spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare, gaminsiu per šventes. Daugiau šventinių receptų gali rasti mano šventinėje receptų knygoje bei kitose elektroninėse knygose, kurias gali įsigyti sveikatai palankus svetainėje. Pažadu, tai palengvins tavo gyvenimą ir svečiai, ir šeimos nariai bus laimingi bei sveiki.